turime Telšiuose savo jaunimui, bet mėgstam paplatinti kitur. Tai dabar po savo tų paskutinius numerius jums ir padalinsim. Gal geriau siūskit, tada galėsim kalbėti. Gerai. Tai vat, Gobalio žurnalas jaunimui mums kilo idėja jį sukurti dėl to, kad vietinėse laikraščiuose tai yra skiriamas 1-2 puslapį ir tai ne visada. Todėl įkūrėme savo žurnalą, kur būtų net 32 ir spalvoti puslapį. Tai, ką mes esam padarę, kad mus matytų? Tai turime savo markes, kai daliname žurnalus užsidedame ir mes reklamuojam, kas mus remia, Lietuva. Ir taip pat turime savo blogą puslapį, voba.tc.lt, kur rašome visą savo informaciją, talpiname straipsnius. O kodėl jisai blogas, atsiprašau? Kaip? O kodėl jisai blogas? Ne, toks patas tiksliau. Tai gerai. Toliau. Turime grupę Facebook'e Ironiai, tačiau Onė jau kaip miršo, tai ten nebesilankom. Taip pat esame darę spaudos konferenciją, tikėjomės daug visokių žmonių, bet atėjo tik viena žurnalistė. Pasidomėt mumis. Taip pat, kadangi norėjom pritraukti naujų žmonių, kad rašytų ir kiti straipsnius, ne vieni mes 12 žmonių, todėl padarėm tokį savo reklaminį plakatą, kuris ragina prisijungti prie grupės ir toks pavadinimas Rašyklė užsičiaupdamas. Ir šiuo plakatu parašome, kas mes esam, kur jūs įkūrė, kaip galim mus kreiptis ir kad rašytų. Toliau turėjome popietę vaikų namuose, kadangi vis tiek reikia įtraukti ir kitus vaikus, ne tik tus aktyviuosius. Tai nuėjome į vaikų namus ir ten nustebome labai gražią aplinką. Maloniai bendravimo? Jaunimas maloniai bendravo, su mumis linksmai žaidė susipažinimo žaidimus ir noriai skaitė žurnalus. Taip, kad mus nustebino, bet dėja niekas neįsitraukė mūsų projektą. Toliau sukūrėme Voba filmuką. Jeigu kas nors norės pamatyti, kreipkitės į Martyną arba YouTube'e galite pasižiūrėti. O to dalyvavome laidoje Žemaitijos radijoje, kur pasakome apie savo žurnalą, truputėlį pasakome apie JTB. Kas tai yra? Po to turime plakatus va marškinėlius ir turime draugus Klaipėdos, su kuriais bendradarbiavome ir tai yra kitas žurnalas. Galim biškai pasigirti, jie nukopijavo mūsų dydį. Daug kas jau mus kopijuoja ir mes to biškai keliam nosį, nes sukūrėme tokį patrauklų žurnalą, kad kiti pamatę mus, kartais net nukopijuoja visą projektą. Ir plungė. Mūsų ateities Voba. Ateities planai, tai darėme pirmą filmuką, kuriame kaip ir rašinau, filmavome, kas mes esam, bet jis yra meniškai sukurtas. O antrame filmuke norime parodyti, kaip žmonės mus žino, kaip mus mėgsta, tiesiog savo visą tą baigiamai kaip ir parodyti. Ir toliau turime Voba busą. Tai grafiti dažais išpurkštą autobusiuką, su kuriuo žadame važinėti po Telšių apylinkės, ten Palangą, Kuršėnus, Jūs net truput nosis uždėtėt, normaliai. Daug pavažinėti su savo busu, kad mus matytų. Labai gražus autobusas. Kai vairuotojas jį pamatė, sako, to aš tokiu kiaušiniu margučiu turėsiu važinėti. Bet dabar jis jau susitaikė ir su juo važinėsiu. Mes nekantrai laukiame, kada pradėsim tą. Tas autobusas bus mūsų papildomas klaida. Kai jau savo tus rezultatus pristatysim, dalinsim savo paskutinį jau numerį ir rodysim, ką mes darėm. Taip pat mes žadame susikurti ženkliukus, dėl kurių dabar vyksta didelė kova, ginčai, kokį darysim logotipą. Ne logotipą, patį ženkliuką. Vieni nori vienaip, kiti kitaip, o ženkliukus dalintumėm mūsų kaip ir gerbėjams, patiems pasilikti, savo pasilikti. Palauk, mano kaip? Mes jau pradėjom nuo 2008 metų rudens ir JTB projektą vykdome nuo 2009 rugsėjo. Ir rugsėjo baigsis šitas projektas ir jeigu nebus
kaip tęsti šio projekto, tai bijom, kad kaput. Bet nebus jam. Dar paskutinis ateities planas yra daryti Vobo dienas, arba dienos, jau daugiskaitą, kuriuose pristatysime, ką mes nuveikėme, pasikviesime visus savo draugus, kas rašė, apie ką rašė, visokius gerus dėdės. Daryti vos ne kaip apdovanojimus, geriausias straipsnis, žmogus, apie kurį įdomiausiai parašė. O prieš tai gal net galvojame daryti kūrybinės dirbtuvės, kad žmonės iš kitų miestų ir vietiniai prisijungtų kažką, ar fotografuotų, ar rašytų straipsnius, kažką susijusiu su žurnalu. Gale darysime koncertą. Jo, darysim koncertą ir dar Martina nepaminėjo, kad turėjome fotografijos seminarą, kurį vedė Jaunas Remigijus Anužis iš Klaipėdos ir Telšių vietinis fotografas Mečislovas kažkoks. Mokinamas fotografas. Nelabai žinomas. Kad mūsų žurnalo nuotraukos būtų darytos mūsų pačių. Tai va, žurnalas daro labai didelę naudą mums patiems. Ypač tiems, kurie nori studijuoti žurnalistiką, arba tiems, kurie maketuoja šį žurnalą, tai labai didelė praktika. Ir viskas, taip, kad viskas. Taip, kad viskas. Ačiū.